Kai kurie šiuolaikiniai kritikai teigia, kad Evangelijos buvo parašytos anonimiškai ir tik vėlesniu laikotarpiu. Joms buvo priskirti žymių asmenų vardai, siekiant suteikti joms autoriteto. Tačiau istoriniai ir tekstiniai įrodymai rimtai silpnina šią hipotezę. Nuo pat ankstyviausių laikų Evangelijos buvo perduodamos su aiškiai apibrėžta tapatybė, o bažnyčios tėvų liudijimai patvirtina, kad tai nebuvo vėlyvos, entuziastingų bendruomenių žmonės, bet kūriniai tiesiogiai susiję su apaštalų ratu. Tiesa, ne viena Evangelija neprasideda aiškia formulė tokia kaip: aš Matas rašau šiuos žodžius. Tačiau tai nereiškia anonimiškumo. Antikinėje literatūroje tokios įžangos dažnai būdavo praleidžiamos, ypač kai autoriaus tapatybė jau buvo viešai žinoma ir pripažinta bendruomenės, kuriai tekstas buvo skirtas. Mokslininkas Martinas Žengelis parodė, kad tokie pavadinimai kaip Evangelija pagal Matą arba Evangelija pagal Joną buvo vartojami dar iki amžiaus pabaigos. Šie pavadinimai veikė kaip būtini identifikatoriai, kai Evangelijos pradėjo plačiai plisti, padėdami išvengti painiavos su kitais panašiais pasakojimais. Į amžiuje 4 tradiciniai vardai jau buvo visuotinai siejami su Evangelijomis. Tai ryškiai kontrastuoja pavyzdžiui su laišku hebrajams, kurio autorystė ilgą laiką buvo neaiški ir ginčiama. Tačiau Evangelijų atveju jokių ginčių nebuvo. Krikščionių bendruomenės išsibarsčiusios po Mažąją Aziją, Egiptą, Šiaurės Afriką ir Romą vieningai pripažino tuos pačius autorius. Mokslininkas Traigas Evansas taip pat pabrėžia, kad visi iki mūsų išlikę senoviniai Evangelijų rankraščiai, kai tik juose yra pradžia ar pabaiga, nurodo tradicinius autorių vardus, be anoniminių variantų ir be alternatyvių priskyrimų. Tai rodo, kad priešingai nei teigiama apie tariamą pirminį anonimiškumą. Autorystės tradicija buvo gyva nuo pat ankstyviausių teksto perdavimo etapų. Pirmųjų amžių bažnyčios liudijimai yra esminiai siekiant suprasti, kaip Evangelijos buvo pripažintos ir perduodamos skirtingi senovės pasaulio regionai, atskirti didžiuliais kultūriniais ir kalbiniais atstumais, patvirtina tą pačią tradiciją, atskleisdami jos visuotinį pobūdį. Hierapolio papijas, pagal tradiciją Jono mokinys, teigė, kad Morkus ištikimai užrašė Petro mokymą, o Matas surinko Jėzaus žodžius hebrajų kalba, tikriausiai aramėjų, kasdienę Palestinos kalbą. Nors jo darbai iki mūsų neišliko pilni. Euzebijaus iš Cezarijos išsaugoti fragmentai parodo, kokie svarbi jau tada buvo laikoma Evangelijų sąsaja su tiesioginiais apaštalų liudytojais. Justinas Kankinys, filosofas atsivertęs į krikščionybę, vadino Evangelijas apaštalų ir jų bendradarbių atsiminimais. Šis apibūdinimas atskleidžia, kaip pirmieji krikščionys suvokė šiuos tekstus, kaip istorinius liudijimus, turinčius akių liudytojų autoritetą. Jo mokinys Tatjanas sudarė Dietės Saroną, 4 Evangelijų suderinimą, plačiai paplitusį rytuose. Tai, kad Tatjana sujungė būtent šias 4, rodo, jog jos jau turėjo ypatingą statusą kitų raštų atžvilgių. Irenėjus iš Liono, kovodamas su gnostiniais judėjimais, kurie kūrė alternatyvės evangelijas, aiškiai pareiškė, kad egzistuoja ir visada egzistuos tik 4 teisėtos evangelijos. Tertulijonas sustiprino šią tradiciją, gindamas kanoninės evangelijas nuo apokrifinių raštų, neturinčių apaštalinio ryšio. Jam apaštališkumas buvo ne tik istorinis kriterijus, bet ir teologinis, nes tikrasis mokymas turėjo kilti iš tikėjimo taisyklės, gautos iš apaštalų. Klemensas Aleksandrietis papildo svarbiomis detalėmis. Pasak jo, Morkus rašė Romos krikščionių prašymų, išsaugodamas Petro skelbimą. Lukas rašė bendradarbiaudamas su Pauliumi, o Jonas savo evangeliją parašė paskiausiai, kaip dvasinė sintezė, papildančia kitas esminis liudijimas.
yra moratorijaus fragmentas, kuriame išvardyti kanoniniais laikomi raštai. Jame teigiama, kad Lukas buvo Pauliaus palydovas, o Jonas, mylimasis mokinys, parašė 4 Evangeliją. Šis dokumentas yra lemiamas, nes parodo jau susiformavusi kanoną, raštų priimtų liturgijoje ir bažnyčios gyvenime. Verta pabrėžti, kad ankstyvoji bažnyčia nebuvo naivi literatūrinių klastočių atžvilgių. Nuo pat pradžių buvo aišku, kad apaštalinis ryšys nėra antraeilis dalykas, bet būtinas kriterijus, bet kokio rašto pripažinimui. Pats moratorijaus kanonas atmetė Pauliaus vardu klaidingai priskirtus laiškus, įspėdamas, kad negalima maišyti tikėjimo su klaida. Antiochijos vyskupas Serapionas atmetė vadinamąją Petro Evangeliją, supratęs, kad ji neteisėtai naudojasi apaštalo autoritetu, skleisdamas svetimas tikėjimui idėjas. Dar ryškesnis atvejis buvo presbiterio, suklastojusio Pauliaus ir Teklės darbus. Nors jis veikė iš pamaldumo, buvo nušalintas nuo tarnystės, kai apgaulė išaiškėjo. Kitas vyskupas netgi parašė 3 laišką korintiečiams Pauliaus vardu ir taip pat buvo pašalintas iš pareigų. Šie epizodai rodo, kad bažnyčia netoleravo klastočių, net jei jos buvo gerų ketinimų. Tertulijonas šaipėsi iš Markiono Evangelijos, teigdamas, kad raštas be patikimo autoriaus negali net išlaikyti galvos pakeltos. Jam apaštalinės autorystės nebuvimas reiškia teisėtumo nebuvimą. Dabar pagalvokime, jei Evangelijos būtų buvusios vėlyvos žmonės, būtų buvę natūralu priskirti jas labiau prestižinių asmenų vardams, tokių kaip Petras, Jokūbas ar net Marija, Jėzaus motina. Tai būtų suteikę joms daug didesnį autoritetą ir palengvinę jų priėmimą. Tačiau taip neįvyko. 4 Evangelijos buvo perduotos su, atrodytų, mažai tikėtinais vardais. Ir tai yra stiprus istorinio autentiškumo požymis. Morkus, pavyzdžiui, nebuvo apaštalas. Pauliaus laiškuose jis minimas kaip jaunas bendradarbis ir netgi paliko Paulių ir Barnabą vienos misijų kelionės metu. Tai nebuvo stiprus vardas ar neginčiamas autoritetas, jei jo autorystė buvo išsaugota. Tai todėl, kad tradicija buvo ištikima istoriniai tiesai, o ne propagandai. Lukas buvo pagonis gydytojas ir Pauliaus palydovas. Jis niekada nepriklausė 12 ir nebuvo tiesioginis Jėzaus gyvenimo liudytojas. Jo vardo pasirinkimas būtų buvęs neįsivaizduojamas, jei viskas būtų buvę sugalvota. Be to, jo Evangelija skirta Teofilui, asmeniui pažinojusiam autorių. Kas dar labiau sustiprina jos autentiškumą? Matas prieš sekdamas Jėzų buvo mokesčių rinkėjas, žydų niekinama profesija, laikyta išdavystė Romai. Niekas nebūtų išgalvojęs Evangelijos asmeniui turinčiam tokią reputaciją. Ir vis dėlto Mato Evangelija ypač pabrėžia finansinės temas, su daugybė išskirtinių ištraukų apie pinigus, visiškai atitinkančių buvusio muitininko gyvenimo kelią. Jonas galiausiai iš tiesų buvo vienas iš 12 ir turėjo neginčiamą autoritetą. Jo Evangelija, parašyta vėliau, yra giliai teologinė ir dvasinė, papildanti sinoptinės evangelijas. Visa tai rodo, kad bažnyčia nesrėmė vienu iškiliu autoriumi, bet pripažino teisėtą liudytojų įvairovę. Apibendrinant, šie vardai neatrodo buvę pasirinkti kaip religinės rinkodaros strategija. Priešingai, jų neįprastumas ir vidinė pasakojimų darna rodo, kad jie atspindi tikrąją tradiciją apie tai, kas iš tikrųjų parašė kiekvieną Evangeliją.